1229, 1079, 921, 1108, 1186 ir 1196 doleriai tiek pamėnesiui pastarąjį pusmetį man išmokėjo turimas investicijos ir ETF-ai. Ir kaip bebūtų keista, pastarąjį mėnesį visiškai neatsižvelgiant į masyvius akcijų rinkos kritimus, per kurį mano portfelis raudonavo iki minus 25%, šį mėnesį investicijos išmokėjo daugiausiai $1229 ir 85 centus dividendais. Ir šiame video papasakosiu plačiau apie savo investicijas, taikomą investavimo strategiją, su kuriomis investicijomis po daugiau nei 2 metų atsisveikinau ir kur planuoju perinvestuoti tuos pinigus, bei parodysiu geriausiai vertinimų ir daugiausiai dividendų mokančių kompanijų sąrašus iš visų 11 ūkio sektorių, kas manau bus įdomu dar tik planuojantiems formuoti arba netgi jau formuojantiems savo pasyvias pajamas generuojančius investicinius portfelius. Prieš perinant į investicijų apžvalgą būsiu labai dėkingas, jeigu paspaustumėte ant like mygtuko už šį pasidalinimą, tai prisidedant prie šio kanalo augimo, ir noriu padėkoti šio video rėmėjui eToro, bet apie jį ir jo išskirtinį funkcionalumą kiek vėliau. Mano dividendinio investavimo strategija nuo 2022 metų kiek keitėsi. Viskas prasidėjo nuo idėjos investuoti į kompanijos, kurios stabiliai moka ir didina mokamus dividendus, investuojant 5 skirtingose sektoriuose ir kiekviename sektoriui turint bent 5 skirtingas investicijas. Tai strategijos dalis apimanti 5 sektorius ir 25 investicijas bent jau nepakito, bet ir portfelis dar galutinai nesuformuotas. Vat kas pakito, tai požiūris į kurias kompanijas investuoti, ir toks didžiausias, vadinkim, eye-openeris buvo Realty Income pavyzdys. Tai antatrestas reitas žinomas, didelis, stabilus, augantis vertėje, ilgai ir stabiliai mokantis dividendus ir stabiliai juos didantis, bet žiūrim ir bandykim prognozuoti rezultatus. Tai šiai dienai trestas moka 5,62%, po 5 metų tokiais tempais mokės 6,7%, po 10, 15 ir 20 metų atitinkamai 7,99, 9,53 ir 11,37% dividendais nuo šiandien investuotos pinigų sumos. Tai labai svarbus momentas, tai kad nuo šiandien investuotos pinigų sumos, tai jeigu supirkinėsiu akcijas periodiškai, tie pinigai, kuriuos investuosiu ateityje, po 5, 15 ir 10 metų mokės mažiau palūkanų negu ką tik žiūrėjom, tai mažiau nei 11,37% po 20 metų. Tai šis gražus augimas yra aktualus tuo atveju, jeigu čia ir dabar investuosiu didelę sumą pinigų, o aš šiek tiek investuoju ir periodiškai. Ir B, yra investicijų, kurios dabar moka virš 10 ir virš 20% pasyviomis pajamomis nuo investuotos pinigų sumos, bet tų investicijų vertė tikėtina reikšmingai nekis, bet jos jau nuo šiandien gali mokėti dviženklės palūkanas. Ir taip, pačių investicijų vertės augimas daugeliu yra labai svarbus faktorius, tai parduoti brangiau nei buvo pirkta, nes kitu atveju kažkaip neteisingai atrodo investavimas ir šiaip būtum blogas perekupas, jei neparduotum brangiau nei pirkai. Tai čia toks, sakykime, pirminis požiūris, žiūrint į tokį planą, bet vertės augimas šiuo scenariumi, pavyzdžiui, man visai nerūpi, nes tai nėra mano tikslas ir daugeliui vertės augimas nėra tikslas yra gauti pasyvias pajamas. Jeigu norėčiau vertės augimui, investuočiau į kokį growth strategijos fondą. Šiuo aktyvu aš neturiu plano parduoti visai, nes jų vienintelis tikslas yra mokėti man pasyvias pajamas čia ir dabar. Vertės augimui aš turiu kitų investicijų. Taigi investuoti su tikslu kažkada hipotetiškai gauti daugiau dividendų, augant išmokamiems dividendams, tokio tikslo aš neturiu. Įsivaizduokite NT objektą, kurį turite tik dėl pasyvių pajamų, apie kurio pardavimą net negalvojate, kurį labai vertinate, mylite taip toliau ir panašiai, ir kurį perduosite savo vaikam. Tai va čia toksai portfelis, tai jisai skirtas tik pasyviom pajamom gauti. Tai va, ką padariau, tai paėmiau ir pakeičiau šią strategijos dalį ir dabar nebeinvestuoju su siekiu kažkada ateityje gauti dviženklius dividendus, kai galiu tai gauti dabar. Ir kaip šiai dienai atrodo mano virš 20% mokantis, pasyvių pajamų mokantis portfelis. Tai pirma dalis yra nekilnojamo turto sektorius, tai nekilnojamo turto trustai, tai investicijos NT sektoriuje, 4 kompanijos, kurių vieną neseniai pardaviau ir kur suinvestuosiu tos pinigus, pasidalinsiu kiek vėliau. Ši portfelio dalis moka man 10,2% nuo investuotos pinigų sumos, bet naujiem investuotojams, kadangi dabar kai kurias akcijas galima nusipirkti pigiau, kas reiškia, jie mokės šiek tiek didesnius procentus nei moka man, tai jų yield on cost, tai palūkanos nuo investuotų pinigų būtų 10,91%.
procentas. Tuomet kita dalis yra verslo vystymo kompanijos. Tai 6 kompanijos aš gaunu 11,23 procentus, naujiems investuotojams yield on cost būtų 11,41 procentas. Pradėjau pildyti naują sektorių, nusipirkau laivybos kompaniją, kuri dividendus moka labai nestabiliai. Tai buvo, kad išmoka ir 4,6 procentus metinių dividendų ir būna, kad išmoka daugiau nei 10 kartų daugiau. Tai nors ir nusipirkus kompanijos akcijų jų vertė pakrito labai stipriai, vis vien gavau daug dividendų, tai verčiant metinę išraišką, procentinę išraišką, tai buvo 61,26 procentai nuo investuotos pinigų sumos, moka dividendus kas ketvirtį, čia kas 3 mėnesius. Laivybos kompanijų rezultatai bendrai yra sunkiai nuspėjami, sezoniškumas labai didelį įtaką daro, dėl to jų konservatyvūs investuotojai nemėgsta, dažnu atveju nemėgsta, bet jos išmoka daug dividendų. Toliau, turiu ETF-ų, kurie kaip ir klasikiniai ETF-ai perka akcijas ir dar kažkiek prekiauja pasirinkimo sandoriais. Tai abu yra JP Morgano fondai ETF-ai, vienas perka Nasdaq 100 akcijas ir prekiauja tų akcijų opcionais, kitas seka MSCI World indeksą, kas yra pasaulio akcijų indeksas, bet jis kiek įdomesnis, nes kiek kitaip seka šį indeksą, tai labiau orientuodamasis į vertės kompanijas. Tai fokusas yra ir mokėti distribucijas, ir atrinkinėja kompanijos, kurios yra stiprios finansiškai ir turi didelį potencialą aukti. Tai 2024 metais vienas fondas pasaulio akcijų išmokėjo 6,78 procentus distribucijomis ir augo vertė 14,96 procentais. Tai vat toks įdomesnis bent jau man asmeniškai fondas. Ir beje, šie fondai išmoka dividendus kiekvieną mėnesį. Man, kadangi pirkau fondų vienetus pigiau negu jie kainuoja dabar, jie moka 9,92 procentus metinių distribucijų, norėjau sakyti dividendų, naujiems investuotojams mokėtų 9,36 procentus. Ir prieš paskutinę dalis ir iškart perspėju, kad ji nebus tinkama didžiai dalį, tuo labiau pradedantiesiems investuotojams dėl savo labai didelio rizikingumo, tai pasirinkimo sandorių fondai. Tai yra aktyviai valdomi fondai, kuriuose turto valdytojai prekiauja skirtingų akcijų pasirinkimo sandoriais, uždirba pinigus ir išmoka pelną investuotojams. Tai iš 11 turimų tik vienas nėra minuse po pastarojo rinkos kritimo. Ar visi atsistatys vertėje? Manau, bus tokių, kurie ir neatsistatys, nors teoriškai gali, bet tai nėra taip skaudu, nes jie vis vien moka labai daug distribucijų. Man moka 33,41 procentą metinių distribucijų ir išmoka jas kiekvieną mėnesį naujiems investuotojams, kadangi nauji investuotojai gali pirkti investicijas pigiau, nei pirkau aš, mokėtų 49,68 procentus. Šie fondai išmoka distribucijas kiekvieną mėnesį ir šis procentas labai svyruoja. Buvo mėnesių, kai mokėjo ir apie 50 procentų, tada buvo mėnesiai, kai prekiautojai fonduose uždirba mažiau pelno, tai buvo apie 40 procentų, tada vėl daugiau, na dabar 33,41 procentas. Ir disclaimeris, į šios fondus dabar jau gali investuoti tik profesionalūs investuotojai, bet aš juos paminėjau ne šiaip sau, nes jau yra europinės alternatyvos, tai europiniai biržoje prekiaujami produktai. Tai nebe fondai, nebegalime vadinti fondais, nes tai netitinka tinkamų reguliacijų, tai yra produktai. Pavyzdžiui, income shares. Aš tiesiog nepardavinėju turimų, nes man nereikia pardavinėti ir neperku alternatyvų. Tai naujiems investuotojams gali būti tinkamos alternatyvams, jeigu yra primtina tokia investicinė rizika. Bet kaip minėjau, nerekomenduočiau pradėti nuo jų, mano portfelėje jie sudaro ir sudarys mažą dalį. Tai pradėkite nuo paprastesnių priemonių, pavyzdžiui, minėtų kiek anksčiau. Ir paskutinis portfelis, kurį savo ir jūsų patogumui suformavau kovo gale ir balandžio pradžioje padariau viešo kopijavimui, tai šitas portfelis yra be super rizikingų investicijų, tokių kaip pasirinkimo sandorių fondai ir panašiai. Tai yra 18 pozicijų portfelis, kuris vertinant pagal skirtingas metrikas naujiems investuotojams turi generuoti nuo 11,52 iki 13,16 metinių procentų dividendais. Tai 1,5% skirtumas atsiranda priklausomai, ką mes vertiname. Tai dabartinė akcijų kaina ir praeitų 12 mėnesių dividendus ar praeitus išmokėtus dividendus, tai kurios prieš tai išmokėjo, ne visų metų vidurkį. Šį portfelį gali kopijuoti visi norintys vieno mygtuko paspaudimu nemokamai ir kai jame atliksiu pakeitimus, visų investuotojų paskyrose pakeitimai taipogi įvyks automatiškai ir be jokių papildomų mokesčių ar subscription ir panašiai. Tai reikia paspausti kopijų, nurodyti sumą pinigų, kiek norite investuoti ir laukti dividendų. Čia yra eToro brokerio copy trader funkcija, kurią gali naudotis visi eToro klientai nemokamai. Šiaip eToro brokeris taiko nuo $1 iki $2 akcijų pirkimo pardavimo mokestį, bet investuojant, kopijuojant kitus investuotojus šių mokesčių nėra, nes būtų
šiek tiek nesąžiningai. Įsivaizduokite, kopijuojate mano portfelį, aš per mėnesį padariau 10-20 pirkimų pardavimų ir jūs nučerdžina $20-40, nes reikia mokėti tiek už pirkimą, tiek ir už pardavimą. Tai investuotojui yra taikomi pirkimo pardavimo mokesčiai, kopijuotojams ne. O bendrai pavienės akcijas ir ETF-us galima pirkti pradedant $10, brokeris europiečiams netaiko mokesčių perkant ir parduodant europinius UCITS ETF-us, investuojant į JAF ETF-us naudojant CFD, taipogi netaiko pirkimo pardavimo mokesčių, bet tada taiko +- 0,18% spredo mokestį. Akcijų pirkimas JAF, EU ir UK biržose kainuoja $1, tai nepilna euro, nesvarbu kokią sumą investuosite, mokestis bus fiksuotas. Kitose biržose akcijų pirkimas kainuoja $2 ir yra išskirtinių bonusų klientams, tarp kurių 2 išskirtiniausi yra investuotojų turto draudimas iki €1 milijono ir iki 4,3% palūkanos už laikomus pinigus, kurios išmokamos yra kiekvieną mėnesį. Ir taip pat iš eToro sugavęs specialų pasiūlymą savo kanalo žiūrovams, tai nemokamus $2000 vertės 10 paskaitų 10 valandų profesoriaus analitiko investuotojo Peter Martin mokymų įrašus, kaip būti geresniais ir sėkmingesniais investuotojais. Tai mokymus gaus tik susikūrę paskyrą su specialia nuoroda, kurią rasite video aprašyme, registruojantis tiesiogiai svetainėje. Jokių mokymų nebus. Paskyrą susikursite per 5 minutės registracijos ir naudojimas į gidą, taipogi rasite video aprašyme, mano paruošta lietuvių kalba. Ačiū eToro už video rėmimą, o dabar grįžtame prie naujausių dividendinio portfelio pokyčių ir geriausiai vertinimų ir daugiausiai dividendų mokančių kompanijų sąrašų. Dabar ekrane matysite išfiltruotas geriausiai vertinamas ir daugiausiai dividendų mokančias kompanijas, 11 sąrašų kiekvienam ūkio sektoriui. Taigi, pardaviau 2023 metų pradžioje pirktą medicinės paskirties nekilnojamo turto trustą LTC Properties, nes jis man nebekėlė džiaugsmo. Bandžiau pajuokauti, būtų labai kvaila pardavinėti investicijas, jeigu, pavyzdžiui, kompanija pakeitė savo logo spalvą į mėlyną, o tu nemėgsti mėlynos. Manęs nebetenkino jo rezultatui ir laikiau jo akcijas vien dėl to, nes buvo prošvaišių, kad medicinos sektorius turėtų įgauti pagreitį ir buvo patogu kiekvieną mėnesį gauti stabilius $15,77 dividendais, kas buvo kiek daugiau nei 6% nuo investuotos pinigų sumos. Tai per 25 mėnesius gavau $425 ir 79 dividendais ir pardaviau akciją su $20 ir 45 centų pelnu, kas nuo investuotų $2975 ir 55 centų yra 14,99% pelnas, tai beveik 15% per šiek tiek daugiau nei 2 metus, kas nėra blogai, bet nekelia džiaugsmą. Kur investuosiu po pardavimo gautus nepilnus 3000, dar galutinai neapsisprendžiu, bet visai tikėtina, kad investuosiu į kiek anksčiau minėtą JP Morgano pasaulio akcijų ETF, kuris fokusuojasi į vertės kompanijas ir šiek tiek paprekiauja opcionais. Šitas pats, kuris per pernai metus išmokėjo kiek daugiau dividendais už LTC Properties, už šitą reitą, kurį pardaviau, ir pakilo vertė 15%. Arba paskaidysiu šios pinigus per kelis fondus, arba surasiu gal dar kokį kitą dėmesio vertą nekilnojamo turto trustą. Dar nežinau, pasidalinsiu kitoje mėnesinėje apžvalgoje, tai nepamirškite spustelti subscribe mygtuko ir ant varpelio, kad būtume tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį. Mano vieno mygtuko paspaudimo kopijuojant į portfelį galite rasti su nuoroda video aprašyme. Nepamirškite gauti vertų dėmesio mokymų, susikuriant eToro paskyrą su specialia nuoroda, kurią rasite taipogi video aprašyme. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.